Taigi, Ugne, ar esi kada nors dalyvavusi šiame renginyje? Na, dėja, nesu, tai va pirmas kartas bus. Tai net nesistebėjusi jų? Ne, nesu stebėjusi, bet pirmas kartas ir tikiuosi man patiks. Ar jau turi savo favoritus, galbūt pažįsti dainininkus, atlikėjus? Kelis pažįstu, bet pažiūrėsim, pamatysim. Ačiū. Taigi pasirodėte pirmi, ar nebuvo baisu išeiti ir apšildyti publiką patiems pirmiems? Ne, nebuvo čia ko baisu. Ar pirmą kartą pasirodėte Crazy Mix? Jo, panašiai. Buvo dar pasirodymų, bet tai Crazy Mix, man atrodo, pirmas. Jauniausiam jūsų kolektyvo nariui yra 13. Ir kiek laiko tu repetuoji? 2-3 mėnesius. Ir per 3 mėnesius galima išmokti tai puikiai šokti? Jeigu nori, tai jo. O gal galite patikslinti, kaip tiksliai vadinasi tas jūsų šokis? Elektrodance. Taigi, kiek žinau, Evelina, ir jūs tai dalyvaujate renginyje pirmą kartą, ar ne? Taip. Ar dalyvausite kitais metais? Nežinau. Ar nebaisu pirmą kartą pasirodyti tokį auditorijai žmonių? Labai baisu. O tau jūs tai nebaisu groti gyvai prieš tiek žmonių? Ai, Ar daug repetavote renginiui? pakankamai. Kai tu atversi man duris, aš atsidursiu viduje ir nesibaigianti naktis su tavimi ir tavyje. Taigi, jūsų kolektyvas vadinasi? Raminta ir Monika. Ar nebaisu dainuoti anglišką dainą, juk dauguma tokio amžiaus vaikų kaip jūs dar sunkiai kalba? Nelabai, kaip įpratę. O ar pačios pasiruošėte, ar turite kažkokią vadovę? Pačios. Pačios? Šaunu, tokios puikios merginos pačios pasiruošė tokiam dideliam renginiui. O kodėl pasirinkote būtent šią dainą? Gal labiausiai patiko? Mums draugė patarė šitą dainą dainuotai, dainavom ir šokom. Pina colada, oh, you make the girls go ah, and when the sun goes down, you make my walls spin round. Pina colada, oh, you make the girls go ah, and when the sun's back high, baby, I wave bye-bye. O dabar mes kviečiame šokį kolektyvą su labai grėsmingu pavadinimu Mes prieš mafiją su šokiu Išsiveržimas. Pablokime. Taigi, koks jūsų grupės pavadinimas, Kęstas? S90. Gal galit paaiškinti, ką tai reiškia? Nu, mes kai pradėjom, tai turėjom tik kolonkę S90. O kiek grupė narių sudaro? 6. Ir nesunku visiems susigroti scenoje? Nu, kaip kada? Ar tai bus pirmas jūsų toks pasirodymas tokiai auditorijai? Taip. Ar dar kada nors dalyvausite Crazy Mix'e? Tai aišku, jei grupė bus gyva dar.
favoritais, kas tau labiausiai patiko? Man visi patinka. S9 ypač. Ar patiko renginys? Kas be ko, tai čiagi toks renginys, tai kas be ko. O kodėl pats nedalyvauji, mačiau aktyviai reiškėsi? Neturiu balso. Užkimau šiandien. Bet juk nebūtina dainuoti, gali šokti, rodyti kitokį savo talentą. Koja skauda. O nejaugi tu nieko daugiau nemokai be šokio ir dainavimo? Dar moku, bet ne šitam šau. Taigi, Gediminai, esi toks aktyvus, visur dalyvauji, kaip tau pavyksta visur suspėti? Aš niekur nespėju iš tikrųjų, niekad. Tai, bet vis tiek, tu ir esi abiturientas, tau nebedaug liko iki egzaminų ir tu vis tiek suspėjai sudalyvauti visose renginiuose, kuriuos rengia ir mokykla, ir rajonas. Man dėl to labai sąžinė graužia, nu žinai, kad visur spėju, bet mokytis nelabai. O ką sako tavo mokytojai? Džiaugiasi jie, jiem, kad liksiu antrus metus labai gerai, iš tikrųjų, naudinga gaunas. Žaibui man tas pavydė, būsiu jau tavo žilais plaukais, būsiu bangais vaikais. Vaivorykštės senos, vienos vandenį, žaibo pėdsakai, jas vilny. Kokios nuotaikos? Žiauriai geros nuotaikos, visa salė pasveikino su gimtadieniu, kaip aš galiu kitaip jaustis, tai gerai. Tai ir aš taip pat sveikinu su gimtadieniu. Mačiau ant scenos sukaitai. Žiauriai sukaitau ant scenos ir teko nusirengti. Ar nebuvo jokių kliūčių grojant, ar nenutrūko stygos, ar dar kas nors? Viena kliūtis buvo. Gitaros styga paskutinė užkliuvo už nuėmėjo ir teko grot kurį laiką be vienos stygos. Ar dažnai pasitaiko tokių situacijų, kad scenoje kyla kažkokių nesklandumų ir kaip tu išsisuki iš jų? Ištisai kilo nesklandumų, tai išsikrauna kas nors, tai nutrūksta laidas ar dar kas nors, tai tiesiog labai greitai suorganizuojam naują daiktą ir grojam toliau. Ačiū labai už interviu ir dar kartą su gimtadieniu.